Bister Magnum modelį jau rodėme visai neseniai, o čia matote Magnumo šiek tiek pigesnį, bet neprastesnį brolį Kendo. Ir šis elektrinis vežimėlis turi 500 W elektros motorą, greitis taip pat 25 km/h, maksimalus greitis, bet šis modelis gali transformuotis nuo vienviečio į dvivietį ir net jeigu norite pavėžinti savo mažąjį anūką, jis taip pat ras vietos priekyje. Čia toks kaip ir transformeris, gali atsilenkti anūkui priekį sėdynę, gali pasistumti sėdynę į galą ir pasodinsite keleivį gale, o pats atsisėsite per vidurį. O jei norit važiuoti vienas, tiesiog nusistumėt sėdynę į priekį ir važiuojate savo patogiai vienas. Ir didžiausias šio modelio išskirtinumas be jo vietų yra tas, kad jis gali vežti netgi 270 kg svorį ir kaip ir šiek tiek brangesnis brolis Magnum, šis modelis turi reguliuojamą greitį, turi priekinę ir galinę pavarą, turi veidrodėlius, posūkius, žibintus, nu ir aišku, informatyvų skydelį, galėtumėt matyti, kas gi vyksta. Krinonos fizinėse parduotuvėse arba internetu krinono.lt galit įsigyti įvairių elektrinių motorolerių vežimėlių, tikrai rasit savo tinkamiausią pasirinkimą, o jei pasinaudosit nuolaidos kodu GAZAS dugnas 15 šioms transporto priemonėms, netgi gausite 15% nuolaidą.